Atidaviau visą savo projektų valdymą jam, dirbtiniui intelektui. Ar gailiuosi? Papasakosiu šiame video. Aš nebeužsiemu nei planavimu, nevedu savo kalendoriaus, nesiunčiu susitikimo nuorodų, netgi nepildau užduočių sąrašo, kurį reikėtų atlikti. Ir nekuriu užrašų po Zoom skambučių su savo komanda ar su savo klientais. Visą tai daro mano dirbtinio intelekto asistentas ir daro, žinokit, 100 kartų geriau negu aš kada nors galėjau tai daryti. Ir mano užduotyse pagaliau tvarka, kurią iki tol metus neturėjau ir bandžiau įvesti. Taigi visi projektai surašyti ir suskaidyti į žingsnius. Nuo šiol, ačiū Dievui, kiekviena užduotis turi deadline'ą, visi įrankiai ir visi įvykiai automatiškai perkeliami į kalendorių, niekas nepasimeta ir kiekvieną dieną aišku, ką reikia daryti būtent šiandien. O svarbiausia visame tame, aš nei vienos užduoties, nei vieno žodžio, net nei vienos raidės nerašau pati savo rankomis. Tai iš tiesų geriausias dalykas, kurį esu padarius per šiuos kelis metus. Ir šiame vaizdo įraše duosiu jums aiškę žingsnis po žingsnio instrukciją, kaip susikurti savo dirbtinio intelekto asistentą, kuris už jūs ves jūsų užduotis, kalendorių, sutaupys jums 10 valandų. Taigi, aš esu Akvilė Mažuolė, padedu žmonėms kurti asmeninį prekinį ženklą ir verslą skaitmeninėje erdvėje, pasitelkiant dirbtinį intelektą ir pardavimus. Dar atrodo visai neseniai išėjau iš samdomo darbo, kuriame dirbau virš 7 metų ir per kelis metus užauginau profilį iki 30 000 sekėjų tik Instagrame ir dirbu su žinomais Lietuvos ir užsienio žmonėmis. Surengiau AI Content Summit konferenciją Žalgirio arenoje, kurioje kaip pranešėjai dalyvavo netgi Jonas Nainys, Aurimas Valujavičius, Tomas Akro ir kiti. Taip pat sukūriau Neurostart mokymų programą, kurią jau baigė daugiau negu 1000 žmonių. Ir rengiu kasmetinę AI Content Camp stovyklą, kur susirenka influenceriai, turinio kūrėjai ir prekiniai ženklai. O dar prie viso to nuolat reikia mokytis, turiu komandą, bandau gauti piloto licenciją ir dar esu mama. Tad per šiuos 3 metus mano gyvenimas pagavo tokį pagreitį, kad viską spėti yra tiesiog neįmanoma. Taigi kiekvieną mėnesį mano gyvenimas yra sudarytas iš 100 įvairių užduočių, tikriausiai kaip ir pas jūs. Nuo kažkokių reikšmingų ir didelių, tarkim, skaityti pranešimą konferencijoje, pravesti mokymus, atsakyti 100 kasdienių žinučių Instagrame, sumokėti mokesčius ar iki kažkokių konkrečių buitinių klausimų. Tai kai tu turi 100 užduočių, iš jų dalis yra užrašuose, galbūt Notion programoje, ClickUp'e, Messenger'e, Instagram'e, kai kurios tiesiog tu galbūt jau pamiršai ir nespėjai pasižymėti ir kiekvieną rytą atsibundi ir nesupranti, už ko iš vis šiandien ryte griebtis, kai yra tiek daug užduočių. Taigi, jeigu pasilikai žiūrėti šį video, galimai šiose situacijose matai iki gyvo kaulo pažįstamas situacijas. Per šį 10-metį skaičiau daug knygų. Pirkau laiko valdymo kursus, kad to suprasčiau. Laiko valdymas man neveikia, nes kiekvieną kartą susidurdavau su tomis pačiomis problemomis. Pirma, tu visada pamiršti, ką nori užsirašyti ir prisimeni apie tai paskui kažkada pačiu nepatogiausiu metu ir kada negali netgi užsirašyti tikriausiai. Antra, darbas su projektų valdymo sistemom pačią savaime reikalauja daug laiko. Ir tau reikia visas šias užduotis peržiūrėti, visus projektus praeiti, pasiskaityti, pergalvoti, ar nieko nepamiršai. Ir tai, žinoma, reikalauja laiko, kurio tu ir taip neturi. Ir būna dienų, kai negali netgi skirti 30 minučių tam, kad atsisėstum ir surašytum visas užduotis. Kažką pašalintum, kažką pažymėtum, kad įvykdyta. Kažkas galbūt jau atsinaujino ir reikia visą tai perdaryti, pertvarkyti ir panašiai. Trečia, dažnai netgi tingisi žvilgtelti į tą savo projektų valdymo sistemą, kurioje yra 100 užduočių, todėl turėti dar jėgų tam, kad tai perrašyti, peržiūrėti, pertvarkyti tiesiog nėra galimybės. Ketvirta, visos idėjos, mintis ir užduotis skambučio metu, kurios yra aptartos su komanda ar klientais, visada reikėdavo tikriausiai anksčiau įrašinėti rankomis. Ir tai savaime aišku irgi užtrunka ir užima laiko. Taigi anksčiau, kai aš bandžiau rankiniu būdu valdyti savo projektų valdymo sistemą,
Vesdavau tai mėnesį sąžiningai, paskui užmesdavau, pasiduodavau, kai būdavo įtemptas tam tikras laikotarpis, nes savaime aišku, tai irgi užtrunka, reikalauja energijos, galiausiai ir vėl pasibaigia projektai, sudėtingi darbai ir vėl galiausiai sugrįžtų ir vėl pradedu vesti tą savo projektų valdymo sistemą ir galiausiai taip gaunasi užburtas ratas, vedi mėnesį, tvarkingai, dedi visus įvykius, kalendorių, visus taskus, viską žymiesi ir galiausiai užmeti ir tai vyksta tiesiog cikliškai ratu. Bet dabar pas mane viskas yra kitaip. Aš turiu ClickUp sistemą, kuriame visos mano gyvenimiškos užduotys, kryptis, darbai, projektai, absoliučiai viskas, bet aš savo rankomis to niekada nepildau. Taigi, kaip sukurti dirbtinio intelekto asistentą, kiekvienai krypčiai, suskaidyti į projektus, kad kiekvienas projektas turėtų užduotis ir to nereikėtų daryti nieko rankomis, aš papasakosiu šiame video. Ir visą šitą grožį veda, žinoma, mano dirbtinio intelekto asistentas Klodas. Man reikėjo kartą perduoti jam dokumentus, savo kontekstinius dokumentus ir medžiagą, įrašyti 20 minučių voice'ą, kad papasakoti, kokias užduotis atlieku, su kuo dabar dirbu ir jis viską man paskirstė į mano ClickUp sistemą. Taip, nes aš esu tinginė, todėl rankiniu būdu, žinokit, nebedarau absoliučiai nieko. Dabar tiesiog iš vakaro gaunu pilną ateinančios dienos briefą, kai kuriems mano klientams, kurie turi daug darbų, tas dalykas nepatinka, nes iš vakaro gauti laišką, briefą, ką tu privalėsi rytoj padaryti, tai gali, žinokit, ir širdį sustoti. Tai nedarykite to, jeigu turite ir esate silpnų nervų, bet aš asmeniškai atsisinčiu savo, kiekvieną kartą man dirbtinio intelekto asistentas atsiunčia briefą, ką aš turėčiau kitą dieną padaryti, kokie yra neatsakyti laiškai, kokie yra svarbus darbai, prioritetiniai darbai, jisai surašo absoliučiai man viską nuo ryto iki vakaro. Todėl aš jau ryte galiu atsikelti ir pradėti savo darbus be jokio blaškymosi, galiu iš karto pradėti nuo savo prioritetinių darbų. O darbui jau pasibaigus, tiesiog pasiimu mikrofoną, vėl viską įrašau, 3-5 minutės užtrunka, aš jam papasakau, ką šiandien dariau, kas man pavyko, ko nepavyko padaryti, ką perkelti kitai dienai ir jis tuo remdamasis redaguoja visą mano ClickUp sistemą, prisijungia prie mano Google kalendoriaus, sudėta užduotis, išsiunčia Google Meet nuorodas, jeigu reikia, susitikimams, apgalvoja netgi kelionę ir kiek man užtruks, kad aš jokiais būdais nevėluočiau. Tai taip, jisai pagalvoja, kad jeigu mato, kad tai gyvas susitikimas Vilniuje, Kaune ar kuriame nors kitam mieste, jisai apskaičiuoja, kelintą valandą aš turėčiau išvykti iš namų tam, kad aš būčiau laiku. Maža to, jis dalyvauja absoliučiai visose skambučiuose su komanda ir iškart gali fiksuoti viską, ką mes aptarėme, kas už ką atsakingas ir visą tai tiesiog pats suskirsto į sistemą ir į ClickUp'ą man. Arba į Google kalendorių ir galėčiau iš karto tą briefą nusiųsti visą tą informaciją savo komandai, kuri tikrai tuomet nepamirš nieko. Tad esu tikra, kad viskas, ką mes aptarėm, susitikimo metu bus užfiksuota ir, žinoma, mums priminta. Taigi, trumpiau tariant, jis veda mano užduotis, mano kalendorių, jisai tvarko mano Gmailą ir absoliučiai visą mano, taip sakant, projektų valdymo sistemą, asistentą, darbuotoją pilnai pakeičia. Tai kaip susikurti tokį patį, netrukus ir parodysiu. O kam rezonuoja ir patinka šis video, iš karto prašau paspauskite šitą dalyką. Aš pirmą kartą YouTube'ai, tai net nežinau, kaip tai vadinasi. Bet, žodžiu, paspauskite, subscribinkite, esu naujokė YouTube'ai, labai tikiuosi, kad mane palaikysite, komentuosite, nes tikrai norisi daugiau vertės jums parodyti, atnešti, kad galėtumėte tai pritaikyti savo kasdieniuose darbuose. Ir net nebejoju, kad jūsų rezultatai bus akivaizdus. Taigi, žiūrėkim toliau. Taigi, pradėkim, kaip susikurti tokį patį asistentą. Pradėkime nuo pasiruošimo. Dabar jums nebereikia jokio
programavimo, jokių sudėtingų kodų ar netgi sudėtingo prompto, kurį reikėdavo anksčiau, kai dar tais laikais nebūdavo galimybės prisijungti tiesiogiai prie Google kalendorių, prie Gmail'ų ir panašiai. Tai dabar jums labai pasisekė, nes pagrindinis dalykas, ką jums reikia, tai vieno laisvo vakaro ir pasirinkto teisingo dirbtinio intelekto įrankio. Tai pradėkime nuo kalbos modelio pasirinkimo ir galima rinktis čia ir ChatGPT, ir tą patį Claude'ą, galima net ir Perplexity, tikrai pasirinkite tai, kas jums labiausiai patinka. Aš asmeniškai naudoju tai savo Claude sistemoje, yra tam tikrų dalykų, kodėl. Tarkim, mokymuose aš mokinu ir su ChatGPT, ir su Codexu, bet šią sistemą, kurią išdirbau, jinai yra pas mane būtent su Claude asistentu, nes jisai turi papildinį, jisai gali keliauti per jį, researchinti idėjas, trinti spamus Gmail'e, jisai tvarko mano TRM sistemą, kuri yra sukurta ir daugelį dalykų gali pasidaryti pats. Tai dėl to aš tikrai dievinu Claude'ą ir jums labai rekomenduoju. Kas dar nesinaudoja Claude'u, prisibijo arba nepatinka funkcionalumas, tai žinokite, išbandykite vieną kartą, galbūt pradžiai jums ta visa sąsaja pasirodys nauja, sudėtinga, bet galėčiau pasakyti, kad prie jos yra priprantama ir dažnu atveju mokiniai lygiai tą patį sako, kad čia yra tamsus miškas, bet žinokit, išbando savaitę ir visiškai kitom akim pažiūri. O po mėnesio jau parašo tokias žinutes, sakydami, kad wow, serga visa šeimyna, aš paleidžiu Claude'ą, visi agentai dirba, surinkinėja, dėlioja darbus, o jai iš tiesų reikia spausti karts nuo karto patvirtinimo mygtukus. Tai jeigu mes išdirbam labai gerai sistemą, tvarkingai instaliuojame ir skillsus, ir tam tikrus projektus sukūrėme, tai patikėkit manim, galima perduoti daugelį darbų. Taigi, pradėkime nuo mūsų projektų valdymo sistemos. Pirmas žingsnis. Visų pirma, ką mums reikia daryti, tai prisijungti įrankius. Jūs nueisite į nustatymus, ten yra Connectors funkcija ir jūs galite prijungti Google kalendorių, Gmail'ą, Drive'ą, galite prisijungti įvairiausias kitas programas, jeigu jūs matysite tame vertę, bet šį kartą būtinai bent jau prijungite tai, ką jūs naudojate. Aš be šių programų, tokių kaip Notion, ClickUp, savo darbo net neįsivaizduoju, nes pati mėgstu strateginius planus, visus išsaugoti, kontekstinius dokumentus turėti savo po ranka. Man tiesiog yra lengviau, netgi tada, kai galbūt darbinasi naujas komandos narys, aš galiu labai paprastai tuos dokumentus ir informaciją perduoti, kad žmogus peržiūrėtų. Taigi puiku, jeigu jums pavyko prisijungti, jūs davėte tam leidimą, Claude'as dabar jau gali valdyti jūsų šias programas. Dabar jums reikia pereiti į paprastą pokalbių langą ir išbandyti. Jis gali kurti jums aplankalus, lenteles, dokumentus pačiuose tose programose. Tai reiškia Notion, ClickUp'as, galbūt įvykį kalendorijoje, tai reiškia viską, ką jūs parašysite dabar pokalbių lange, jisai galės tai pridėti, vizualizuoti ir jums nebereikės rankiniu būdu to daryti. Įsidėmėkit, jokių rankinių, man daugiau darbų po šio video. Nieko nereikia daryti savo rankomis nuo šiol. Antras žingsnis. Rekomenduoju sukurti projektą. Tai yra toks bazinis, svarbus žingsnis, nes mes jau visą tai prijungėme, o dabar mums reikia turėti būtent šitą projekto valdymo projektą. Pas mane jisai vadinasi komanda ir įmonės produktyvumas, jūs galite užvardinti tiesiog mano gyvenimas ir spausti Create New Project. Kodėl mums jis yra reikalingas? Kodėl negalima tiesiog bendrauti pokalbiuose? Nes įprastas pokalbio langas neįsimena tiek daug informacijos ir neturi tokio kontekstinio lango, kaip gali paimti iš projekto. Jeigu projekte yra visa informacija, jam paprasčiau yra rinkti visą jūsų tiesiog visas užduotis, darbus ir taskus. Jeigu paaiškinti, kuo paprastesniais žodžiais, tai įprastas pokalbio langas, tai kaip žinot, žmogus, kuris jūs seka per socialinius tinklus, bet taip paviršutiniškai kažką prisimena, kažkokius random faktus, nors jums atrodo, jūs tiek daug komunikavot, bet niekaip žmogus neįsimena kažkokios svarbios informacijos apie jūsų veiklą ar verslą. Taip ir šis pokalbis, kuris negali viename pokalbėje įsiminti absoliučiai ir užduočių jūsų, ir projektų, ir dokumentų, informacijų, ir apie komandos narius viską žinoti, tiesiog jisai negali. Kažkada, žinot, buvau vienam tokiam renginyje, kur žmonės
su kuriais bendravau jame, nežinojo nei kas renginį organizavo, nei kas pakvietė, nei kokia programa tą dieną. Nes organizatoriams atrodė, kad jie iškomunikavo viską tinkamai. Taip ir čia, žinokit, išmokite iškomunikuoti viską išsamei ir tik tada galės jūsų asistentas, tiek ChatGPT, tiek Claude'as jums pagelbėti. Tai grįžkim prie projekto. Taigi, kai jūs dedate visą informaciją apie jūs, jis veikia atvirkščiai. Ne kaip tas sekėjas, kuris taip paviršutiniškai apie jūs žino, o kaip apmokytas darbuotojas, kuris atsimena visas instrukcijas, kontekstą pagal jūsų užduotis ir, pavyzdžiui, gerai apmokytas SMM specialistas, socialinių tinklų specialistas, kuriam jūs viską jau papasakojate, jisai žino viską apie jūsų įmonę, apie misijas, vizijas, turinį, įrašus. Tai va čia galime sulyginti būtent su tuo mūsų asistentu ir projektu, kurį jūs sukursite. Ir apskritai sukurti projektą yra bazinis svarbiausias dalykas, jūs turite jame įkelti ir savo dokumentus, failus ir jisai galės pagaliau dirbti taip, kaip jums patinka. Nereikės keikti nei ChatGPT, nei Claude'ą, kad jums kažko, žodžiu, nepadaro iki galo. Trečias žingsnis, kuris yra svarbus ir dabar, kai jūs padarėte pirmą žingsnį, tai prijungėte programas, antrą žingsnį padarėte projektus ir dabar mums reikia įjungti tame projekte paprastą pokalbių langą ir įsijungti mikrofoną. Claude galimai jums lietuvių kalba neįsirašys, negalimai 100%. Jums reikės eiti į ChatGPT arba bet kokią kitą programėlę ir paspausti mikrofoną. Labai rekomenduoju su mikrofonu. Ir įdiktuojame jūsų idėjas. Jūsų visus darbus, kurie dabar, papasakokite viską apie savo gyvenimą, beveik, ne? Ir kur kas lengviau tai padaryti su mikrofono ir balso pagalba, nes mes tiesiog visi žmonės pripratę bendrauti žodžiu ir mums sekasi ištransliuoti ir iškomunikuoti visą tai žymiai paprasčiau. Dėl to įsijunkite mikrofoną, skirkite bent 10-20 minučių, kad galėtumėte papasakoti išsamei apie jūsų visus darbus, apie užduotis, projektus ir kad jisai jums tai tiesiog padėtų sutvarkyti ir sudėlioti. Pavyzdžiui, pavyzdinis štai promptas. Jūs galite jį matyti, galima sakyti, įjungia mikrofoną ir sakom, sveikas, noriu sukurti savo projektų valdymo sistemą. Paskirstyk užduotis pagal darbą, pagal mano būtent gyvenimą, projektus, padaryk aplankalą Notion, jeigu naudojat Notion. Pas mane dabar šiuo metu yra artimiausias, didžiausias projektas Neurostartas. Tai pradėsiu nuo svarbių darbinių užduočių. Turiu mokymosi programą Neurostartas, kuris bus rudenį, planuojamas 3 srautas ir pasakoju, tai yra online mokymai su gyvais susitikimais, bus motyvacinė sistema už kiekvieną realiai atliktą užduotį, taškai, galima bus dalyvauti komandinėse užduotyse ir gauti už tai prizus, grand prizus pabaigoje ir, žodžiu, dabar man svarbu surinkti gerus specialistus, surinkti jų video, suderinti apmokėjimus, įkelti visą tai į mokymų platformą, sudėti grupės ir panašiai. Tai visą tai tiesiog jam ištransliuoju, kuo daugiau užduočių, kurias aš dabar mintise laikau, aš jam tiesiog perkeliu tą visą naštą, kurią jisai galės tiesiog sutvarkyti ir perduoti būtent į mano ClickUp sistemą. Ką jisai padarė? Jeigu aš jam visą tai išsamei papasakoju ir pasakiau, kad pas mane buvo 5 užduotis, tarkim, 5 kryptis, 5 projektai, kurie man reikalingi, tai jisai man ir sudėlioja. Štai Neurostarto projektas pagrindinis, kuris laukia dabar, bet prieš tai aš jam sudėliojau, kad pas mane yra ir turinys, aš socialinius tinklus vedu nuolatos, renginius vedu irgi, komandą turiu savo, su kuria irgi mes sustinkame, dirbame ir planuojame mūsų darbus, taip pat organizacijoms mokymus vedu ir turiu dar ir gyvenimo. Įvairiausios mintis, įvairiausi planai, įvairiausi užrašymai keliauja į gyvenimo aplankalą. Ir štai jūs galite matyti, atgal gaunu būtent sudėliotus, tvarkingus, taip sakant, projektus, folderius, kurie leidžia man jau ten matyti, kokios yra užduotis. Aš beveik jų net nejungiu, nes jis paskirsto man į Google kalendorių ir aš galiu matyti tiesiog deadline'us, matau patį savo Claude Life Artifacts, kuris atsinaujina ir aš galiu matyti, kur kokios yra pradelstos užduotis, kurios yra svarbios ir tokiu būdu tiesiog dirbu.
5. žingsnis. Kadangi jau padarėme tos projektų valdymo sistemose, mums dabar reikia su juo aptarti formatą. Kaip jūs dirbsite, kaip jūs norėsite matyti galutinį rezultatą. Ar jūs norite, kad paskirstytų jums į Google kalendorių, ar jūs norėtumėte, kad jūsų darbas tiesiog būtų paskirstytas ClickUp sistemoje. Tai jūs rytoj ryte atsikeliate, įsijungite šitą projektą, parašote. Šiandien pradedam mūsų projektų valdymo sistemą. Mano tikslas per artimiausius kelis mėnesius sutvarkyti savo darbus taip, kad aš nei vieno nepamirščiau. Norėčiau, kad tu man kiekvieną rytą, mes nustatysime iškart schedule tasks, nustatysime, kad jis kiekvieną rytą jums siūstų, tarkim, 7 ryte visą dienos planelį, ką jums reikia padaryti, prioritetinė tvarka. O toliau jūs galite paprašyti jo, kad jisai į Google kalendorių įdėtų visus įvykius, galbūt Google Gmail'ą patikrintų, pasižiūrėtų, kas yra atsakyta, neatsakyta. Ir iš esmės jūsų dabar tikslas yra su juo susitarti, kaip turi atrodyti galutinis vaizdas. Tai čia jau jūsų darbas, taip sakant, nes kiekvienas turi savo skonį, kiekvienas turi savo programą ir mėgsta kitokią tvarką. Tai būtinai išsispręskite tai kartu su juo, kad nebūtų taip, kad kitą dieną jums nepatinka jo atsakymas. 6. žingsnis – integruojame šią sistemą į savo artimiausius mėnesius. Ir pasižymėkite, kad jūs irgi kiekvieną dieną nepamirštumėte įrašyti voice jam ryte, įrašyti jam voice vakare arba bet ką, jeigu prisimenat, iš karto jam siūsti, prašyti ir tiesiog padarykite tai kaip įprastą įgūdį, įprastą dienos užduotį. Pabaigai. Pasitikrinkim ir prisiminkim, ką mums reikia padaryti. Visų pirma, įdiegti Claude'ą arba ChatGPT Codexas gali būti irgi. Antra, prijungti prie Notions arba ClickUp'ą arba kalendoriaus ir visų jūsų programų, kur galėtų įsitraukti visą informaciją ir valdyti. Trečia, sukurti projektą, tai yra mano gyvenimas kaip pavyzdys. Ketvirta, panaudoti mikrofoną, įdiktuoti visą savo gyvenimą, išsilieti, perduoti jam tą naštą. Toliau, aptarti su juo darbo formatą. Ir 6, integruoti jau į savo veiklą. Ir galiausiai žinokite, jūs atlaisvinsite savo galvą, nustosite pamiršti užduotis ir visada žinosite, kas svarbiausia yra tos dienos ryte. Nebereikės blaškytis, ryte atsikeliate ir gaunate visą informaciją. Taigi, kiek pinigų ir laiko tai galėjo jums sutaupyti? Įsivaizduokit, kad vienas žmogus, kuris tvarko jums projektų valdymo sistemą, pilno etato tikriausiai kainuos nuo 1200 €. O dar galima pažiūrėti dar ir iš kitos pusės. Jūs ne tik sutaupote pinigų, bet jūsų produktyvumas čia išauga, tikrai nesumeluosiu, kad 40%, nes jums pačiam yra naudinga žinoti, kokios yra užduotis, kokie yra e-mailai neatsakyti, kokie yra susitikimai, kaip jam pasiruošti. Tai daugeliu dalykų dabar jisai galės daryti autonomiškai. Taigi, jeigu jums buvo naudinga, duokite žinoti komentaruose, parašykite, ką būtinai pritaikysite, kas buvo nauja, ką galbūt jau darėte, bandėte, irgi pasidalinkite, visiems bus naudinga, jeigu mes kiekvienas prisidėsime prie mūsų augimo, vienas kito augimo ir tikrai nuo to bus naudos tik daugiau. O jeigu jūs norite dar giliau susigaudyti dirbtinio intelekto agentuose, sistemose, tai tikrai kviečiu į rudens Neurostart mokymus, kur mes jau gilinam žinias į marketingą, į strategiją, į dirbtinį intelektą ir pardavimus, kūrėme įvairiausius agentus, sistemas, vibe codinam, kad jūs kaip prekinis ženklas, asmeninis prekinis ženklas galėtumėte daryti geresnius ir pardavimus socialiniuose tinkluose, galbūt atrasti naują veiklą, gauti pajamų, o galbūt iš savo esamos veiklos, mylimos veiklos, pagaliau uždirbti daugiau. Tai kviečiu į Neurostartą, paliksiu visas nuorodas būtent aprašyme. Ačiū.